Na, tikiuosi esi šiandieną pasiruošus paplepėti, todėl įsitaisom patogiai, pasidarom arbatos, nes aš turiu ir arbatos, ir vandens, kadangi video nusimato netrumpas, ir pakalbėsiu apie mano sausio mėnesio perskaitytas knygas, viena iš jų yra Onyx Storm. Gerai, tai keliaujam į mano Goodreads sąrašiuką ir, man atrodo, šį mėnesį perskaičiau 6 knygas ir mėnesis tikrai buvo visai neblogas. Tai pradėsiu kalbėti būtent nuo sausio pradžios, kadangi Onyx Storm bus spoilerių, tai pasidalinsiu juo paskutiniu, tam, kam bus neaktualu, kas dar neskaitė, tiesiog galėsit pasižymėti, pasižiūrėti vėliau. Tai pirmoji mano perskaityta knyga yra Metal Slinger. Daug turėjau lūkesčių, galbūt tie lūkesčiai ir buvo kalti, nes knygą įvertinau tik 3 žvaigždutėm. Šiaip iš tikrųjų buvo tikrai neblogai ir atrodo, šita knyga turi viską, ką turėtų turėti geras romancy romanas. Greitas veiksmas, daug veiksmo, gera meilės linija, bet man kažko pritrūko. Manęs iš tikrųjų vienintelis dalykas, kas neįtikino, tai neįtikino jų meilė. Tiesiog paprastas dalykas. Ir man iš tikrųjų šita knyga griuvo vien dėl to. Buvo keletas dalykų, aš nesu jų dabar pasižymėjus, bet buvo keletas dalykų būtent jų santykiuose, kuriuose aš labai pradėjau stipriai abejoti, ar jie tikrai yra fated mates. Nekalbu apie pabaigą, tiesiog viduryje kažkur. Ir kažkaip man tiesiog pritrūko, vietomis buvo šiek tiek ir nuobodoka, tai tikrai žinau, kad daug buktokerių šitą knygą labai gerai vertina ir netgi mačiau iš mūsų klubo merginos, kas skaitė, joms patiko. Tai tikrai negaliu nuteisti, manau, skaitysiu antrą knygą, tikrai nebuvo taip blogai, kad visiškai nebenorėčiau tęsti, kadangi pabaiga tikrai labai geras plot twistas. Aš labai slapčia tikėjausi, kad kažkas panašaus galėtų būti, nes man labai trūko pagrindinės veikėjos charakterio stiprumo kažkuriuo momentu ir aš tiesiog tokią mintį turėjau, tai beveik ta mintis ir išsipildė gale, tai labai džiaugiuosi, kad buvo autorės toksai priimtas sprendimas, tai labai įdomu kaip antroji knygoj, dėl to tikrai sakau, kad skaitysiu. Ir kitas klausimas, ar šitą knygą rekomenduočiau skaityti jums, tai mano atsakymas būtų taip, tikrai pabandykit, nes knyga tikrai yra nebloga ir galbūt knygoje tiesiog buvo tam tikrų dalykų, kurie asmeniškai man nepatinka. Dėl to man šita knyga nesukėlė tokio didelio įspūdžio, bet bendrai paėmus knyga tikrai yra nebloga. Antra ir trečia mano perskaitos knygos bus sudėtos šiandien. Aš visuomet labai maišau pavadinimus. Tai On Wings of Blood ir The Bomb That Burns. Kas matė mano TikToko video, jeigu nematėt, pasižiūrėkit, aš šiandien pasakoju šiek tiek plačiau, bet tai yra šių metų mano mėgstamiausia knygų serija, kurią skaičiau. Knygos yra dar nebaigtos, greitų metų turėtų išeiti 3, berods jau paskutinė dalis. Man labai patiko, abiem dalim daviau 5 žvaigždutes, antra dalis gal netgi man labiau patiko. Tai jeigu labai trumpai reikėtų papasakot, apie ką yra knyga, tai vampyrai, Dragon Riders, drakonai ir, kaip esu minėjus, Harry Potter meets Zodiac Academy meets Fourth Wing, visas toksai miksas. Tai labai daug emocijų man šitos knygos suteikė, labai gerai praleidau laiką, nes buvo pakartotas, kai nenoriu nei dirbti, nei miegoti, nei valgyti. Skaičiau tas knygas ir suskaičiau labai greitai, tikrai nemažai puslapių buvo, bet galbūt per 4 ar 5 dienas perskaičiau. Labai patiko. Negaliu sakyti, kad tai yra labai high fantasy kokybiška serija, bet nuotaikos, kaip sakau, the vibes are vibing, tikrai labai patiko ir žiauriai laukiu. Tasme, dabar šita 3 serijos dalis man pateko į top 3 laukiamiausių šių metų knygų, tai tikrai pabandykit, labai rekomenduoju. Ir visuomet perskaičius kažkokias geras knygas, labai sunku su sekančia knyga, nežinai ką imti, nori kažko irgi tokio gero ir dažnai nepataikai, tai taip nutiko ir man. Mano sekanti knyga šį mėnesį buvo Break for Me. Ir šitos knygos perskaičiau lygiai pusę, sustojau ties 50% ir nusprendžiau nebetęsti, nebesikankinti tiesiog paprastai. Knyga tikrai nebuvo bloga, tai yra Dark Mafia Romance, man atrodos, ar kažkas tokio. Tai tikrai jinai nebuvo bloga, bet tiesiog neužmezgiau ryšio ir iš tikrųjų dažnai tokiose knygose galbūt trūksta siužeto, būna pakankamai kvailas siužetas, tai šitoj knygoje tikrai taip nėra. Man pasirodė, kad visai įdomus ir logiškas dėliojamas siužetas.
Tai galbūt aš tą knygą kažkada pabaigsiu, galbūt jinai tiesiog labai papuolė ne laiku ir ne vietoj, kada perskaičiau labai geras knygas ir norėjusi kažką tokio patirti vėl, tai dėl to nepasisekė. Tai dar visiškai nenurašau šitos knygos, galbūt prie jos grįšiu ir vėlgi galėčiau sakyti, kad netgi irgi galėčiau sakyti taip, jeigu reiktų rekomenduoti, pabandyti. Ir mano 5. perskaityta knyga Reign of Shadows and Endings. Ji yra Dark Romance, šiek tiek kitokia, sakyčiau, negu įprasta Dark Romance knyga. Tikrai yra labai daug tamsių, sunkių minčių, daug apmąstymų, daug tokių dalykų, kurie tikrai priverčia susimąstyti. Jeigu trumpai papasakojant apie šitą knygą, tai šiame pasaulyje yra fėjos, yra legacies ir yra žmonės. Ir fėjos yra sukurtos tam, kad jos suteiktų daugiau galios legacies. Legacies tai yra kaip ir žmonės, bet jie turi dievų kraujo ir jie šiame pasaulyje, galima sakyti, valdo. O fėjos yra, trumpai tariant, tikrai tiesiog kaip vergės kokias, nes jos daro viską tiek aptarnavimo visose srityse ir tiesiog, kad legacies gyvenimas būtų paprastas ir gražus. Ir didžiausias prestižas fėjoms yra tapti legacies source, the source, tai yra tuo šaltiniu visos jėgos, kurią jos suteikia būtent tam The Legacies. Tai čia mes jau turim mūsų MMC Tion ir pagrindinę veikėją FMC Tessa, kuri visiškai niekada negalvojo ir neplanavo tapti The Source ir viską jinai gyvenime darė, kad būtų nepastebėta, o Tion ją pastebėjo ir ją pasirinko. Tai kadangi sakiau, kad knyga yra pakankamai sunki ir tamsi, labai daug būtent dalykų iš Tesos pusės kai kuriuos skaitytojus galbūt erzino, nes jie vis nepasiduodavo ir vis laikydavosi savo tos minties, kad aš nenoriu čia būti. Ir man tas patiko, mane tas įtikino ir tikrai vietomis buvo labai sunku būti kartu su tą veikėją. Aš labai tiesiog su ją susitapatinau. Ir kas dar man patinka, kad side veikėjai irgi yra labai faini ir kadangi aš esu perskaičius kitos knygos pusę, aš truputėlį net linkstu įsimylėti į kitą pusę, nes mūsų MMC yra labai įdomus, nesuprasi ar gerąją ar blogąją pusę netgi, nes aš vis dar turiu nepaaiškinamus jausmus šitam veikėjui. Jisai visų pirma yra talking red flag. Kiekvieną kartą, kai jisai tik įsižioja, jisai pasakys kokią nesąmonę, kažkokį tikrai skaudų dalyką ir jisai viską norėdamas padaryti geriau, padaro visada 100 kartų blogiau tiesiog. Tai tikrai labai įdomus veikėjas ir aš vis dar nežinau, kur tai veda. Tai labai man įdomu ir labai prikaustė dėmesį mane šitą seriją. Kadangi antros knygos pusę truputėlį turėjau ją padėti, nes Onyx Storm atėjo į visą šitą, bet šiandieną grįžtu, esu kaip tik sustojus ties antra dalim ir visą savaitę aš galvojau būtent apie tą paskutinę eilutę, kurioje palikau šitą knygą ir tikrai nekantrauju sugrįžti į šį pasaulį. Tai ar mano rekomendacija? Taip, tikrai taip. Na, o dabar prieš pereinant prie Onyx Storm, norėčiau, kad sustotum, sustabdytum video ir parašytum, kokias knygas tu šį mėnesį perskaitai, kuri galbūt labiausiai patiko, o galbūt buvo tokių, kurios ir nepatiko. Na gerai, o dabar pereikim prie Onyx Storm ir čia turėsiu atsisveikinti su visom, kurios dar neskaitė, neperskaitė šitos knygos, pasižymėkit šitą video, pratęsim pokalbį vėliau ir diskusijas, o kadangi likom dabar visos, kurios jau skaitėm, aš vakare šitą knygą pabaigiau ir žinot, visus tos reelsus ir ką aš darysiu dabar su savo gyvenimu, perskaičius paskutinę pastraipą tenais, kad ašarų būta, tai dabar įsivaizduokit, kaip perskaičiau aš tą patį galą, kur tiesiog daug kas sakė paskutinę pastraipą, ne? Tai don't look for me, it's yours now. Ir kai tiesiog supratom, kas čia įvyko, visą taip, aš pabaigiau tą galiuką perskaičiau, užverčiu knygą ir taip galvoju, ačiū Dievui, taip pagaliau baigėsi. Buvo tikrai sunki man knyga su įsivažiavimu ir ypač gale iš tikrųjų pasidarė įdomiau darytis, kai buvo ta vakarienė su Zayden mama. Ten šiek tiek atsirado kažkokios dinamikos, buvo veiksmo, buvo kažkaip įdomu, bet visa kita, aš trumpai šitą knygą įvertinčiau, pasakyčiau apie ką šitą knygą. Onyx Storm tai yra tiesiog
Zayden virtimas Venim. Nuo ko prasidėjo ir kuo baigėsi. Tiesiog viskas atrodo pasikartojantis kažkokie dialogai, reikalingas, nereikalingas veiksmas, veikėjai. Viskas sekė tik tais į tą pabaigą. Ir aš nuo pusės knygos tiesiog jau galbūt net anksčiau, nes tikrai buvo pasikartojančių tų epizodų, kur tiesiog Zayden sako, kad aš nežinau, kaip pasakyti, aš žinau, kad tai yra tik laikina, kad aš galiu kontrolę laikyti tik vis tiek, aš galutinai pavirstu Venim. Tai daug tikrai buvo tokių hintų ir netgi pradžiai čia iš tikrųjų, kadangi mes žinom, knygos gale sužinojom, kad Eric yra, jis numato ateitį, ar ne? Tai čia netgi 55 puslapį esu pasižymėjus tą dalį, kurioje iš tikrųjų čia vėlgi galėtų būti klausimas keliamas, ar Zayden su Eric žinojo, kokia yra jo būtent gale ir ar jie kažkokius planus gal ten kūrė kažką panašiai. Eric sako, she'd be a great politician or a general maybe, definitely nobility. Ir tada Zayden with that speech, at least a duchess. Tai žinom. Žodžiu, kad kaip užsibaigė ir dar vienoje vietoje būtent per tą pačią vakarienę, dabar jau čia taip greit nesurasiu, kur su Zayden mama, kadangi Eric atrodo labai gaila, kad jo nebuvo labai daug ir aš ne viską esu pasižymėjus, bet žmogus viską, ką sakė, atrodo viskas yra tiesa ir galima interpretuoti kaip ateities kažkokius dalykus, nes jisai žmogus net galbūt atskleidė, kad jisai galbūt mirs, nes jisai yra tenais pasakęs, kad galbūt aš tą mūšį ir mirsiu, kad aš kovosiu, mano brolis taps vienu žodžiu karalium ir panašiai. Tai vienas tikrai įdomesnių dalykų būtent su jo dalim, tai aš galbūt dar netgi peržiūrėsiu tam tikrus dalykus, ką jisai yra pasakęs. Kodėl aš kabinėjus prie šitos knygos? Iš tikrųjų, šita knyga po daugelio metų muša tam tikrus rekordus pardavimuose ir jos įvertinimas yra tikrai labai labai aukštas. Knyga yra tikrai gera, bet Rebeka, iš tikrųjų, aš nesu jos skaičius kitų knygų, bet jos irgi yra vertinamos gerai. Aš manau, kad jis stipriai rašo romanus. Ji yra romanų rašytoja, bet ne romantizai, nes man, kaip pasakyti, visada norisi 50/50 stipriam romantizai knygoje, kad būtų tiek siužetas stiprus, gilus, tiek ir būtų ta romantinė pusė. Ir aš čia tikrai, man jos trūko, visų pirma, įsivažiavom į istoriją, aš ją apibūdinau kaip tiesiog chaotišką pakankamai knygą. Tai dėl to toks ir atrodo, ar tikrai mums reikia žinoti kiekvieno antraeilio ar trečiaeilio drakono vardą? Nu, nereikia. Tai gal dėl to ir atrodė toksai šiek tiek chaosas visame tame. Ir iš tikrųjų pačių ir tų veikėjų, kai kurie atrodo tiesiog įmesti, aš ir esu Iron Flame minėjus irgi, kad atrodo tiesiog jie įmesti dėl tam tikro dalyko, bet dėl ko plačiau, tai vėlgi, jie pilnai neatsiskleidžia, jų developmento netgi ir tų antraeilių veikėjų nelabai jisai rastas. Tai šiek tiek man atrodo ir pritrūko tokių dalykų. Tai istorijos prasme man tikrai šiek tiek trūko ir to gilumo ir šiek tiek daugiau worldbuildingo, nes atrodo, kad ir kažkokių naujų dalykų mes daug irgi nelabai sužinojom šitoj knygoje, kadangi šiek tiek bandėm paliesti, buvo ta misija, kad surasti Andarnos šeimą, bet vėlgi ir ten kažkaip atrodo neišpildyta ir tas Andarnos išvykimas toksai kaip ir irgi plot twistas galėtų būti, galima sakyti, nenumačiau šito, aišku, bet jis irgi paskui dar negrįžo, tai vėlgi nesuprasi tenais, kaip ten kas įvyko. Atrodė, kad tiesiog trūko man gilumo ir tiek. Nepaisant to, šiaip istorija, jeigu žiūrint taip pakankamai dėl nuotaikų, the vibes, taip sakant, kelios vietos tikrai labai smagiai susiskaitė ir būtent man, kadangi patinka šiek tiek pavydo to tokių, tai buvo iš tikrųjų ir Zayden nemažai čionais pavydo. Jeigu ten irgi giliau žiūri į būtent veikėjų tą vystymą, tai galbūt ne vietai gal kai kurie dalykai atrodė ir galbūt šiek tiek erzino tas vaikiškumas toksai ir tas jau beproto daug besikartojantis, kaip aš šiandien negaliu be tavęs, nes atrodo kartojasi dalykai, nes jau net nebežinai kaip pasakyti, kokie jie viens kitam svarbus.
Nu, vienu žodžiu, per daug irgi stengiuosi nežiūrėti į vat, jų santykių, nes šiaip man iš esmės jie abu santykiuose Violet su Xaden patinka, tai bent jau prie jų galvoju, reikia labai neprisikabinėti. Ir dar šiaip įdomu pačiam gale, kadangi yra neatskleista, dėl to The Other Brother, kuris irgi pavirto Venom. Ir man kažkaip, aš kai tik skaičiau Imogen tą POV, kuris jau buvo irgi tam pačiam gale, man iš karto užsifiksavo, kai Body buvo parklupęs ant žemės, įsirėmęs rankom ir keliais. Ir man jau tada toks buvo hintas, ar negi kažkas čia tokio nevyksta, nes jisai irgi, kaip pasakyti, jo drakonas nuskraidino nuo Violet, kai jinai kovojo būtent su tą Venom. Ir kažkaip sekantis kartas, kai mes jį pamatom, jis jau ten parklupęs. Tai man toks pirmas buvo, kad jis galėtų būti, bet irgi būtų pakankamai per daug gal nuspėjama, kad jeigu jisai būtų, tai irgi mačiau ten teorijų, kad galėtų ir Dane būti, ir Garrick, vienu žodžiu, daug galėtų būti variantų. Tai va, tai lauksim knygos, tikiuosi Rebeka padarys galbūt šiek tiek ilgesnę pertrauką, tam, kad knyga būtų tikrai kokybiška ir manau, jai pačiai tikrai reikia to laiko, nes per 1,5 metų parašyti tokias 3 knygas ir aš įsivaizduoju, koks yra spaudimas jai ant pečių, galima tikrai suprasti dėl viso šito, tai tiesiog reikia laiko ir tikėkime, kad knyga 4 bus tikrai labai stipri, kur mus palieka būtent ant tos paskutinės natos. Man net netrodo pakankamai stipru įsivažiuoti į 4 knygą, nes ten galbūt iš tos visos situacijos galėtum parašyti 2-3 skyrius ir tiesiog istorija turi kažkur keliauti toliau. Vis tiek žinom, kad Violet ir Xaden bus endgame'as ir kaip ten viskas bus, tik tais tas klausimas yra. Tai labai įdomu. Šiaip mačiau, kad daug kas netgi Xadeną iš Book Boyfriendų išbraukė. Kodėl? Pasakykit man, kodėl jis nieko tokio blogo nepadarė, nes kaip tik man jis atrodė, kad jis buvo tiesiog nenormaliai saldus, įsimylėjęs ir viskas anais buvo ok ir nebuvo kažkokių red flaginių dalykų. Ir man tai, kad jisai šiek tiek perėjęs į tą blogiečių pusę, vis tiek netgi Rebeka sakė, kad jos mylimiausias tas veikėjas blogasis yra Xaden, nes taip ir yra. Tai man irgi labai patiko, kad bus šiek tiek įdomesnės dinamikos, nes būtų tikrai pakankamai nuobodu ir, nežinau, būtų tuščio iš kiauro dar 2 knygas rašyti, jeigu viskas būtų jų santykiuose gerai. Nebent Rebeka vis dar persigalvos ir Violet liks su Dane'u. Tai vien būtų įdomu pažiūrėti, kaip internetas nulūš nuo viso šito, jeigu kažkas panašaus nutiktų. Dar mačiau, kad visiems labai patiko Ridoc ir dalį knygos tempė būtent jo humoro jausmas. Fun factas, kad aš pusę knygos net nesupratau. Aš jį sumaišiau kažkodėl su pusbroliu Xadeno ir aš pusę knygos tiesiog galvojau, kad jis yra tas pusbrolis. Ir, nu tai žodžiu, čia jau mano yra kaltė dėl šito dalyko. Bet tikrai buvo momentų, kad leido jam šiek tiek atsiskleisti, nes po Iron Flame, man atrodo, Garrick su Ridocu tiesiog buvo, ne Garrick, nu žodžiu, jau maišau. Tie abu iš Violet, žodžiu, draugų rato, jie buvo antiek vienodi, kad nieks net neatskyrė, kuris čia yra kuris, nes jie tiesiog kaip dviniai, tai bent jau leido šitam veikėjui atsiskleisti šitoj knygai. Nu, dabar laikant jūsų atsiliepimą, man tikrai labai įdomu sužinoti, kaip, ar patiko, ar nepatiko, kas nepatiko apie Onyx Storm jums, tai padiskutuojam komentaruose. Ir ties tuo ir norėsiu pabaigti mūsų šiandienos video. Nežinau, kokio ilgumo jisai gavosi, bet tikiuosi, kad įdomiai susižiūrėjo ir sakau iki kitų kartų.